Kas atsitiko? Ar kas nors blogai? Taip, o mes turime išsikraustyti. Man tai nepatinka. Aš truputį bijau. Visi sakė, kad tas namas yra labai toks, galima sakyti, yra apsėstas. Negąsdink savo brolio, kuris ką tik išėjo, nes tai tikrai labai keistai skamba ir tikrai vaiduoklių nėra ir tas namas nėra apsėstas. Tiek to, važiuojam. Pliurpti, važiuojam pagaliau į tą naują namą. Puikiai mintis. Anesteisa. Jo, puiku. Kiekvieną dieną, kai tėtis pažada normalią stovyklą, tai jinai būna kokiam nors baisiam name arba tiesiog kažkas neįdomaus. Jo. Po kelių minučių, kol jie atvažiavo į namą. Kokios mandros puošmenos, man patinka. Man tai primena į skylę ir jinai dvokia senele. Maiklai, kokie negražūs žodžiai. Maiklai, žinojai, kad tai nuostabu. Gal tai yra ir senas koks nors kūrinys? Daugiau klausykime mamos. Verčiau jau aš seniausiai būčiau apžiūrėjus to namą. Kur savininkas? Alio? Pone Hardorfai? Pone? Sere, kvietėte? O Dieve, pone Hardorfai, kaip jūs mane išgąsdinot? Menkniekis. Galima sakyti, kad tai kvaila. Nejaugi aš kokį nors šmėklą. Taip atrodė, kad taip. Maiklai? Na, ponia, mes labai mielai norėtume su jumis susipažinti. Taip. Mielai aprodys jūsų kambarius. Mergaitės kambarys pirmas. Manau, tau reikia eiti kartu. Maiklai. Kvietėte? Taip, prašom eiti paskui.